Welcome to the next wave of Ambilight TV. Philips Television presents Europe. Welcome to the next wave of Ambilight TV. Philips Television presents
For more info, check www.armadamusic.com. Ghostbusters! 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 Ghostbusters!
ką, labas vakaras, Hebrantai, ir žiūrėsim su jumis šiandien Denmark prieš Latviją, toj turėtų viskas jau prasidėt. Ir sveiki dar kartelį, kas atvyko iš GGVP Pro Twitch'o, tie, kurie žiūrėjo gyvai, na ir tiems sveiki, kurie apskritai atvyko pažiūrėti šitą kovą. Na ir ką, matom kol kas knife raundą ir jie turėtų greitai sužaisti ir žiūrim. Iš tikrųjų, Denmark, man atrodo, Latvija apskritai atitiks šitus raundus, matom 2-4 jau visą situaciją. Ir turėtų Latvija čia imti šitą jau knife raundą. Ir pažiūrėsim, kasgi apskritai šiandien. Ar pasiseks Latvijams bent kažkiek irgi prasimušt su Denmark komanda, nes tikrai neįpreisti varžovai. Daugumą aišku statė ant Denmark, bet mes palaikom aišku mūsų broliukus Latvijos. Sėkmės žaidžiant, na ir negi čia visus ištaškys pas mus Denmark. Įdomu. Bet Latvija pasiėma savo knife raundą. Soundus to atsisagau grąžinsiu ir galėsim jau normaliai žiūrėti. Nežinau, atsisagau garsai šiek tiek sumažinsiu. Na ir galėsim jau ramiai su jumis žiūrėti. Na ir kiek apskritai pastebėt, Latvija pakeitė 2 žaidėjus būtent šitai kovai. Na ir toj žiūrėsim. Nes matom, Lesa nežaidžia, Flexi irgi pakeitė 2 žaidėjus, žaidžia būtent Deficientas ir prijungė Flushet, jeigu neklystu, Lukiano. Prikabino. Ir ką, toj turėtų būti restartai ir matysim live žaidimą, jau pagrindinį žaidimą, toj minimalus Team Talkas, kaip visada. Na ir galėsim žiūrėti. Dėlai tikrai nemažas, nieko nepadarysi. Taip jau yra. Jo, na jeigu taip tariant, kasgi žaidžia dabar už Latviją, kad ir 2 buvo pasikeitimai apskritai Latvijai. Rinktiniai matom Deficentą, matom Lukianą, Preliediną, Imidžą ir Flushet. Na, žiūrėsim. Yra mūsų sniperis iš Latvijos pusės. Labai gerai. Na ir Denmark matom. Devices žais, MSL'is, geras naimas, MSL, buvo vos ne Marcel, bet MSL, na ir aišku, Easy legenda, Devices, na pagrindę 3 žaidėjai, kurie, manau, taškis šitoj kovoj, 3 legendos, neveltui žaidžia iš Dignitas komandos, ir ką, Pimp, tikrai irgi žino šitą žaidėją, ir SMF. Na ką, greitai turėtų jau prasidėt, ką mums rašinėja. Uno momento. Prelidinas irgi prašė į chatą, na ir laukiam, kol bus restartai. Visi bus ready ir pradėsim žiūrėti. Ką aš džiugu, kad mes nežiūrim 202, nes jau žiūrėjom su Latvijais, kaip jie žaidė prieš Rusiją 202, kaip žaidė 202. Ir su Slovakais, tai pagaliau, bent jau prieš Daniją, žiūrėsim Inferno. O ne 202, nes kaip ir įprotis dažniausiai arba koks 202 būna, arba koks, pavyzdžiui, kad ir Inferno. Bet Inferno dar šitam Europos čempionate, būtent iš Latvijos pusės, dar nematėm. Bet kiek prisimenam iš KTU Lietuvos, būtent LANų apskritai, tai Latviams gerąją pusę žaisti Inferno žemėlapį, kiek stebėjau, tikrai neblogai jie turėtų žaisti ant Inferno, na, žiūrėsim. Taip, neblogai teamą iš tikrųjų iš Latvijos pusės. Žiūrėsim, kaip jiems seksis. Turėtų greitai būti restartai, aš užsuksiu dar į chatą, pažiūrėsiu, ką čia mums rašinėja. Jo, Latvija, jo. Žiūrėsim ir, kaip sakant, palaikysim Latvijos. Lukianas, na, Imidž turėtų savo PMS pas mus taškyt. Nu, pasakė ir Deficientas. Paskutinis žaidėjas toj grįž ir galėsim pradėti. Nes jau kovikė vėluoja. Ir tai 17 minučių, bet 17 minučių čia tikrai dar padori. Laukiam mes restarto. Iš Latvijos pusės čia visi, 5-tukas tikrai neblogas. Tikrai neblogas.
Na, kai kurie su tais itemais tiesiog nervina. Kaip ir jau minėjom, serga ne už komandas, o būtent už savo itemus. Ir tuo labiau labai sugadintas community, tas sakau, su tais itemais, būtent su statymais. Itemais, bet statymai labai sugadino tą palaikymą komandų, apskritai community. Na, bet nieko nepadarysi, tokie vat žmonės, tokia jų ir logika. Serga būtent už itemus. Na ką, grįžta paskutinis žaidėjas ir galim jau žiūrėti live, kaip matom, live ir žiūrim. Ką, sėkmės latviams, sėkmės ir danams, na ir žiūrėsim pirmąją raundą, o tai yra pistol raunduką. Na ir žiūrim, iš tikrųjų, vat Denmark sumastė jau B plantą rūšinti, čia turėsim tik flušat ir dar vieną jo oponentą deficentą minus iš jo ir ką. Jau matot neblogai, prarūšina į B plantą, image minusuoja device'ą ir kaip matom, jau situacija 3-4, geresnė situacijai, pat norėjau pasakyti Latvijai, bet matom geras pozicijas turi pas mus iš Danai ir matom kylai, tiesiog kylai ir matom 2 žaidėjus. Image Lukianas dviese lieka prieš 3 žaidėjus, bando Image čia nuimti savo varžovą, mato dar vieną, bet dėja, tiesiog ne spaudžia pas mus žaidėjų, ramiai sėdė savo pozicijoje ir kaip matom SMF užeina tiesiog į nugarą ir minusuoja 2 žaidėjus. Na ką, pirmas raundas jau pas Denmark. Labai gerai, kad ir botas nepuliuoja, nes kad neklaidintų ir mus. Tai yra jo, mus ir mane apskritai. Kodėl per Twitch'į nebestreaminat, nes čia partneris būtent šitą turnyrą Europos čempionate Hitboxas. Yra savo pliusų, savo ir minusų, bet tai vėliau. Nu ką, žiūrim antrąją raundą, greitai turėtų sužaisti šitą raundą. Manau, nebus didelių problemų pas Danus. Yra smaukas į CT pusę. Ir mato vienas tik žaidėjas. B plantę bando. Nuimti, taip, nuima pas mus flušat ir į nugarą. Easy pareina ir čia su pompa tiesiog taškas, minusuoja image. Šiek tiek apsikeitimai kylais ir prilidinas vienas lieka prieš 3 žaidėjus. Bandė nuimti device ir palieka tik jam. Kiek čia palieka? 47%. Nu ką, pirmi tik raundai, bet pirmi raundai labai svarbus. Reikėtų latviams stengtis, visgi už stipresnę pusę jie žaidžia. Ir žiūrim trečią raundą. Aišku, dar vienas eko raundas. Žiūrim vėlgi. Šiek tiek žemėlapį iš viršaus, nieko ypatingo, matom 3 žaidėjai. Dabar, vat, iš Latvijų pusės saugojo B plantą, galbūt ir gerai. Kol kas, vat, 3 žaidėjai prieš 3. Ir čia kažkaip tai nelabai atsargiai sužaidžia Lukianas. MSL. Tiesiog ramiai saunuojama jį, image minusuoja easy, jau 4 prieš 4, bet jau rušiukas į B plantą dar vis pas mus 3 žaidėjai yra. Flashas minusuoja pimp deficentą, tuo pačiu ir devices ir tiesiog apsikeitimai kylas ir vėlgi pas mus prelydienas lieka prieš 3 žaidėjus. Na ir čia jau šansų didelių jam nėra, žino to labiau, kai jis yra ir SMF minusuoja ir jį. Nu ką, dabar matysim pagaliau full raundą, tai yra bui raundas, image iškart, nieko nelaukdamas perka avapą ir žiūrėsim. Ir žiūrim vėlgi, žemėlapį iš viršaus, manau viskas standartiškai, Inferno žemėlapis 2B ir 3A, kiekvienoj versijoje CC, tik aišku komandos būna kažką rimtesnį sugalvoja, žinant, arba spėjant, kur komandas juda. Ir ką, vėlgi 3 prie banano, vienas iš tikrųjų dabar vat prisijungia prie centro, tai yra devices, na ir 2 žaidėjai mažai centrą. Žiūrėsim, easy, minusuoja Lukianą, to pačiu minusuoja image, būtent sniperį. Latvijos komandos jų prelydinas, gerai, minus easy, minus SMF, jau gera situacija, bet 3 prieš 3, 13% tik pas device'ą, matom. Ir kurgi keliaus dabar pas mus? Danai, kaip matom, kol kas, vat, užsitūsino būtent prie namo. Vienas MSL judės per centrą, yra ten smokas, deficientas ten irgi prižiūrė iš bibliotekos. Ir vat smokas baigėsi ir reikėtų išlaikyti poziciją ir ant timingo dabar kaip tik MSL užeina. Ir deficientas minusuoja pimpą, girdi dar vieną varžovą, bet dėja, ne nuėmė pas mus deficientas pimpą.
O Pimpas nuima būtent šitą žaidėją. Nu ką, Prelydinas. -3, -4 matom iš tikrųjų prieš Prelydino pusės. Ir pirmas raundas į Latvijų pusę. Labai gerai. Galim jam ir paplot. Ir ką, keliam jau į 5 raundą. Ką, užsikabino į pradžią. Žiūrim, kaip ten toliau seksis. Vėlgi žemėlapis iš viršaus. Ir ką, negi bandys šiek tiek Latvijai paspaus. Matom, 2 žaidėjus. Deficientas ir Image. Oi, gauna iš AVAPo. Bet kontroliuoja visą situaciją. Deficientas minusuoja MSL. Jau gerai. Eizi čia tiesiog. Ant powerio. O, kaip čia dabar Prelydinės. Bet apsikeitimai kylais labai gerai. Jau Device'as su Pimpu dviese. Lieka prieš 4 žaidėjus. Ir jie keliauja Aplantą tik vienas Lukianas lieka. Bet tuo pačiu vat roteitina jau be Aplantą. 2-2 iš tikrųjų normaliai. Viskas ok, viskas ramiai judant. Deficientas suflušit būtent be plantę ir žiūrėsim. Kaip čia viskas bus. Tikrai geri žaidėjai per Latvijos ir aišku, iš Denmark čia nėra ir kalbos, 4 žaidėjai. Dignitas, tai kodėlgi ne. Bet manau gera irgi praktika prieš tokią komandą. Nu ką, kaip ir minėjau, čia turėtų būti antras raundas, tą ir pamatom. Minus, aišku, vieną dar žaidėją prigrebė iš Denmark pusės. Bet nepamirškit, Latvija žaidžia už stipresnę pusę, bet nepamirštam ir už ką, prieš ką jie žaidžia. Bet reiktų kuo daugiau raundų už CT. Ką, žiūrim vėl šiek tiek žemėlapį iš viršaus, vėl bandys šiek tiek ir paspauti Latviją, yra AVAPas ir, nu, va, Deficientas yra Smokas ir žiūrėsim šitą visą actioną. Minus nuo Deficiento, minusuoja MSL ir kol kas vat laukia. Yra Smokas, praleidžia Eizi šiek tiek prie mašinos ir žiūrėsim. Yra flashas, ojajajajaj, aš galvoju jau negi Eizi minusuos Deficientą, bet pasitaiso. Pas mus Deficientas realizuoja savo MK. Ir jau 3 žaidėjai prie B planto ir čia jau, man atrodo, Klaus tai viską padarys. Valim, bet žiūrėt, kol kas dar laukia, kol ten Smokas dings, man atrodo, arba tiesiog, vat, įdomus sumąstymas. 3 tiesiog dar laukia. Tikriausiai laukia klaidų iš Latvijų pusės. Bet viskas kol kas ramiai Image. Prižiūri, čia dar nieks nejuda, bet jau žino, kad čia, man atrodo, dar vienas iš žaidėjų Gedraito poziciją užėmė. Ir to viskas, man atrodo, prasidės. 30 sekundžių iki pabaigos raundo. 6% tik pas Pimpa. Ir Device'as užėmė Gedraito. Nu, minusuoja Deficientas, dar minusuoja ir SMF. Ir lieka tik Device'as vienas. Čia, man atrodo, jį to išspaust. Nu jo, žino, kuris yra. Bet dėja, dar kyla pavyksta padaryti visgi Device'ų minusuoja AVAPerį. Bet AVAPą vis tiek grąžins. Nu ką, 3-3. Neblogai. Galim vėl žiūrėti žemėlapį iš viršaus. Reikėtų kuo daugiau raundą imti už CT pusę. Na, žiūrim. Vėlgi, iš tikrųjų iš Latvijų pusės dabar nestandartas ir gali būti visai nieko, nes dabar visa komanda Denmark keliauja B planto, o B plante 3 žaidėjai dabar gyna, Prelydinės minusuoja Eizi, bet tuo pačiu pagauna Deficientą ir 2 pozicijas dabar labai arti laiko. Yra Smokas, yra flashas, viskas ramiai, Prelydinės minusuoja MSL, dar minusuoja SMF ir apsikeitimai kylais 2-2 ir galim pažiūrėti iš tikrųjų, kad 20% tik pas Device'ą, 25% pas Pimpa, dar yra šansas Latvijams paimti ir 4 raundą, C4 padėjo. Na ir žiūrim. Žiūrim neįprastą situaciją, Image, aišku, su AVAPą yra flashas. Na ir žiūrėsim. Reikėtų šitą raundą imti kažkaip tai Latvijams, užsikabinant vieną žaidėją, 1% tik palieka jam, yra granata, ar sprogs? Yra. Sprogsta pas mus Device'as ir reiktų padėti savo teammate'ui, taip ir yra, ir defusintis C4. Aja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 j
nieko nepadarysi. Šiek tiek pritrūko, kad paimti ketvirtą raundą, bet dėja, ketvirtas raundas keliauja pas Denmark. Ir ką, vėlgi žiūrim.
žiūrim. Jau 8 raundą. Ir Easy kol kas vienas keliauja į bananą, dabar prie centriuką, na ir žiūrėsim, negi čia Atlantą sumastys dabar pas mus Denmark. Image vėlgi savo vapo, viskas ramiai, yra flashas, yra dabar ir smokės į centrą. Ir vis tiek kol kas viskas ok, viską dabar mato, viską kontroliuoja. Ir žiūrim, kągi dabar, nu iš tikrųjų viskas ramiai iš Denmark pusės. Iš namą ir iš centro pareis. 1 minutė tikrai laiko yra pakankamai. Ajajaj, Image kaip dabar nepataiko. Užkliuto bent jau koja, girdi namą ir prelidinas. Minusuoja Pimpą, to pačiu Image. Minusuoja Maselė, dar spaudimas iš prelidino, bet dėja. Easy, o taip, davai Image on fire, dėja, gesina. Easy Image, aš galvojau, negi pasikartos tas actionas, kai žiūrėjom per HLTV orgą. Video, nepamenu, prieš ką jie žaidė. Kažkokią kvalifikaciją, tai Image padarė -4, kai būtent iš namo pareidavo Inferno. Tikrai geras actionas ir beveik tas pats buvo, bet užgesino avaperį, bet nieko. 4 raundas vis tiek keliauja į Latvijų pusę, 4-4. Ir kągi, Eko raundas iš Denmark komandos. Jie vis tiek judės dabar į Atlantą, Atlantė 2 žaidėjai. Ir kągi mąstys, kol kas Latvija nieko neatspėja. Ojojo, kažkoks fail iš flash. Ir čia jau ant vieno tiesiog puola ir gana sėkmingai. 35-21, bet Image realizuoja VP, minusuoja Maselę. Lukianas minusuoja Pimpą ir tuo pačiu gauna nuo device'o. Ir kągi, toliau galim žiūrėti. Aš galvau, čia savo nušovė, bet dėja. 2 prieš 2, dar yra šansas ir Latviams tiek į Denmark, minusuoja deficientas device'ą ir vienas tik Easy. Easy tik turi digliuką, užmato jį ir minusuoja deficientas ramiai. Easy ir 5 raundas. Penktas raundas visgi paima. Ką, žiūrim toliau. 10 raundas. Latviams tikrai reikia kuo daugiau imti už tą pusę. Ir vėl galim žiūrėti žemėlapį iš viršaus. Easy dabar su mūsų vapu. Image kaip ir įprasta. Ir kol kas jokio damage iš Easy nebuvo. Opa, granatą gauna. Aišku, jis žaidžia be jokio armoriuko, nei pirmo, nei antro. Opa, dar gauna... Ai, ne, čia aš pyštą šaudą. Aš galvoju, čia gauna damage. Na ir žiūrim, kągi mąstys. Easy kol kas su vapu taip ir toliau. Stovi, žiūri bananą. Ir Image. Jau minusuoja Maselė, to pačiu prelidens minusuoja Pimpą, jau geras actionas. Opa, iškart klausimai. Pimp, cheater. Iškart klaustukų milijardas. Kaip čia buvo, kaip čia yra. Nesiparinkčiuvas, nėra čia cheatų. Na gerai, jau 3 prieš 4 SMF. 14% yra granata nuo Image, turėjo sprogdinti. Easy. Neblogas kilas iš jo. Ir jau tiesiog Latvija kol kas krenta. 2 Latvija krenta Atlantė. Ir flušas su deficientu tiesiog 2. Lieka prieš 3. Ir jau geresnį situacija pas mus Denmark. Ir matome, Easy kol kas nepataiko, dar vis prižiūri namą, minusos, taip, minusos flušą, tai ir turėtų dar vieną, taip, minusuoja deficientą, na, 5-5, tikrai neblogai. Ir 11 raundas. 11 raundas ir žiūrim toliau. Reikėtų. Norėtųsi aiškiai pamatyti ir 9 raundas už CT pusę. Bet Eko raundas, čia galime fiksuoti, kad ir 6 raundas jau keliaus pas Denmark. Bet žin, kaip apskritai Denmark žaidžia, o tai yra Latvija ir Eko raundas gali ištraukti. Dabar 5-5. Nu va, devices jau minusuoja, Lukianą. Ir žiūrim toliau. Žiūrim, ką toliau sugebės. Opa, yra minusas nuo flushet, minusuoja Maselė, bet kaip matom, Denmark jau keliauja į B. O, tai yra Atlanta. Easy minusuoja Image.
Ir kągi mes matysim. Iš tikrųjų dropas prie B planto, bet B plante pimpės laisvai. Laisvai priima, minusuoja 2 žaidėjus ir paralidinas lieka prieš 4 žaidėjus. Minusuoja devaisą ir tuo pačiu, aišku, apsikeitė kylais. Na ir kaip minėjau, 6 raundas ar taip ar taip. Galiausios Denmark. Dignitas, Silveriai 4. Jo. Gerai, žiūrim vėl žemėlapį iš viršaus. Dabar ramiai vėlgi apsiperka. Aišku, nėra per daug tų granatų, nes matom. Prastas ir toks apsipirkimas iš Lukiano. Tik famasiuką tik turi. Ir ką, yra smaukas atgal prie MSL. Matom, ką darys dabar pas Denmark. Ir MSL visgi minsuoja. Deficentą šiaip ne taip pavyksta, o tuo pačiu ir gauna ir jis iš tikrųjų. Na ir ai, kaip easy. Dabar tiesiog per smauką, per flashą. Minusuoja flušas šiek tiek. Padegė 21% palieka. Jam ir ką, žiūrim toliau. Yra smaukas, viskas ramiai ir man atrodo toj 7 raundas keliaus. Kaip matot, minusų centrą padaro. Yra Vaperio ir čia Lukianas. Lukianas atlošė savo poziciją, minusuoja deficentą ir 2 prieš 3. Easy. Nu, easy, kaip matot. Laisvai kol kas jaučiasi su OVP. Ir ką, 5-7. 5-7. Na, kaip minėjau, 9 ar 10 raundus šitoj kovoj gali imti Latvijai. Bet kad laimėti, čia būtų tikrai sensacija, bet visada gerai prieš tokias komandas pažaisti, prieš tokias rinktinės. Visada gerą praktiką. Nu ką, MSL minusuoja jau deficentą, be plantę. One more round. Ir žiūrim vėlgi žemėlapį iš viršaus. Matom iš tikrųjų tiesiog 4 žaidėjai. SMF irgi prisijungti prie B planto, Lukianas, Imič irgi pasitraukia link B planto. Ir yra jau iš tikrųjų smaukas, kuris blokuoja. Avaperį, vienas žaidėjas tik... O, kaip gražiai easy. Kaip visada, su Avapu. Ir MSL tuo pačiu ir apsikeitimai šiek tiek kylais, 2 prieš 3. Bet geresnė situacija, aišku, pas mus Danai. Ir matom visą situaciją. Dar vis tiek iki galo kovos. Čia tiesiog close, matom, iš nugaras tiesiog devaisas jo pareina ir čia laisvai turėtų minusuoti ir imidžą ir jis kovoja iki galo ir, kaip matot, minusuoja ir imidžą. Ir ką, 8-5, dar 2 raundai. Prieš paskutinis. Na ir žiūrim. Reikėtų dar 2 raundų. 2 raundų tikrai labai būtų gerai, kad aš pirmą pusę pasibaigti 8-7. Jokio damage centro nepamatom, flušat jau meta granatą, damage niekam ne... Ai, padaro. Visgi 40 net procentų nuima. Dar vieną granatą iš Denmark pusės ir čia jau Image. Kaip tik vat kontroliuoja situaciją. Pas mus apsikeitimai kylais 4 prieš 4. Ir žiūrim, aišku, toliau. Kol kas bando, aišku, ir spausti. Latvijai matom. Prilidinas jau prispaudė mažai centrą. Nieko nėra, Lukianas bandys apeiti per CTRS ir Danai pas mus keliaus visgi be plantą, matom. Visą situaciją yra granata nuo Image. Yra flashai, to ir smaukai irgi pareis ir matom, Lukianas minusuoja MSL, to pačiu deficientas minusuoja SMF ir geroj situacijų dabar yra, pas mus Latvijų komanda yra, galva dar pastato deficientas ir vienas žaidėjas tik lieka ir turėtų į 6 raundą imti tikrai jau, vienas žaidėjas lieka, nagi, prispauski deficientą, nagi, vienas lieka prieš 2 žaidėjus, kaip nepataikė ten deficientas, net neįsivaizduoju, kaip čia taip buvo, opa, gerą damage dabar pagauna. 33 jau procentai. Fakina, kad deda C4. Ir vis tiek. Į tokį prikolą pas mus Latvijai, kaip sakant, nepasigavo. Nu ką, 6 raundas. 6 raundas. Ir ką, keliavom toliau. Jau paskutinė pirmos pusės raundą.
Ir aišku, Danmark kartą per taip turi tų pinigėlių. To labiau, kad paskutinis raundas. Na, žiūrim, ar čia bus 8-7, ar visgi 9-6. O, Prelydinas 2 kilai. Nu, kaip agresyviai dabar sužaidė Prelydinas. Dar užmatė vieną žaidėją. Dar vienas minusas. Ajajai, gaila, kad ne -4. Gaila, ne -4. Nu ir ką, kol kas pat keičia situaciją pas mus SMF. 2-2. Ir kągi, negi matysim. Aplantė iš tikrųjų nieko nėra, bet pažiūrėkit, kokį poziciją turi dabar flušat. Taip, minusuoja 4, labai gerai. Ir pimpas 1. 1 prieš 2 žaidėjas. Yra informacija, nu, vat kažkaip neatsargiai, reikėtų šiek tiek atsargiau žaisti. 1 prieš 1. Oh my god, labai gerai pagauna image. Ir 8-7, ką aš jums sakiau. Nu ką, team switchas. Ir žiūrėsim toliau. Gerai, iškart jie čia raidį surašo. Aš kaip tik norėjau nueiti į virtuvę pasiimti atsigert. Gerai, pažiūrim pirmąjį raundą, po to eisiu atsigert, vis tiek ten 2 raundai. Anyway, kažkas darys eko. Na, žiūrim. 8-7. Tikrai 7 raundas prieš tokią rinktinį, tai tikrai neblogai iš Latvijos pusės. Ir Latvijai pas mus dabar būtent rušina į B plantą. Ne, galėtų comebacką daryti, apsikeitimą atkilais 4-4. Yra smaukas. Vieną žaidėją tik reikia prispausti ir prispaudžia image. Ir ar bus čia 8-8, 3-4 yra labai daug granatų, bet reikėtų atsargiai žaisti, ne vienoj vietoj būt, kai dabar image padaro, yra vat smaukas, užima poziciją ir gauna, vat matot, į galvą. Nu, vat, kažkas buvo, bet matom, lygis žaidėjo, tikrai stiprus. Nu ką, 9 raundas visgi į Danmark komandą, bet tikrai neblogai prarušino Latvijai. Nu gerai. Čia 2 papildomai raundai, tai manau bus jau 11-7, aš einu atsigertą atsinešti. Taip pat. Dar net ne 11-7. Dabar pasakysiu, kad laimės. Nu, sunku, bet tikrai geras buvo pirmas raundas. Tikrai buvo geras pirmas raundas. Nu, čia 10-7. Matėt, pirmąją raundą tikrai neblogas. Tikrai, pasakyčiau, neblogas raundas buvo iš Latvijos pusės. Viskas buvo gerai, prarušino. 1 kilą padarė Danmark, po to atgal atsakė Latvijai. Padėjo C4 ir galėjo imti, bet netokias ir sėkmingas pozicijos buvo, dar ir smoką užmetė labai gražų Danmark. Na ir ką, aišku, C4 buvo padėta pirmą raundą, tai matom, gali paimti 8 raundą, bet matom. Apsiperka, bet jau 2 kilos padarė dabar, va, ant tų žodžių, Danai. Ir čia jau bloga situacija. Nu, image šiek tiek taiso tą situaciją, matom, minusuoja ir čia jau krenta to pačiu deficientas ir image tik 10%. Jie užspaus, taip ir yra, ir čia 11. Na, aš sakiau, jeigu pralaimėt Latviams, tai su rezultatu 16-10, ar tai bus? Pamatysim. Nu, 7 tikrai jau yra. O, Prelydinas tai gražiai žaidžia šitai kovai. Matom, kaip jis žaidžia. Nulaifina. Žmogelis. Nu ką, 11-7 kaip ir jums žadėjau. Kad ir galėjo pakovot. Nes pirmąją raundą vis tiek pirko.
ir žiūrim. Kągi, dabar Latvija darys, na, aiškiai raundas, bet koks jis bus? Pimp, laisvai, viskas ok, matom 3 kilai tiesiog, nuo Dano pusės. Ne, kad dinkt nuotaikas. Na, matom, Image 1 lieka 4%, kokios 2 galos su 4% pastato tiesiog Image. Nu, matosi, kad vis tiek Latvijai turi savo lygį, gali jie kovot, bet, kaip sakant, patirties trūksta patirties, jeigu jie žaistų. Apskritai, jeigu Pabaltijai būtų labai toks normalus community, nes jis dabar tikrai nenormalus, komandų iš vis mažai, labai daug visokių miksų, arba po mėnesį ten žaidžia komandos, bando kažką daryti, bet nieks neišeina. Nu, čia atskira temelė, bet manau tikrai daugumai supranta tą dalyką. Nu ką, čia kol kas Image minusuoja MSL ir 3-3 situacija, šiek tiek ir geresnioje situacija pas mus Latvijai. Jie, kaip sakant, gali užrūšinti vieną iš 2 plantų, bet matom, jeigu jie dabar A plantą eis, ten jau laukia Devices, o Devices žaidžia pas mus ant AVP redline'o. Ir pakankamai laiko dar iš tikrųjų yra. Ir žiūrim, kągi dabar Latvija mąstys. Matom, Image, Deficentas, dviesi dabar keliaus turbūt į B plantą. Ir Lukianas irgi prie jų prisijungs, ir Devices dar išlieka savo poziciją. Iš tikrųjų, Easy tik vienas B plantė, 25%, jam lieka kažkaip čia įdomiai sugalvoja pas mus Denmark. O dabar supranta viską Devices, nes buvo yra smokas, yra flashas, kad čia jau B plantas, yra dar vienas smokas. Ir pagauna Easy, ir čia reikėtų kažkaip spausti tą Deficent, nu jo, Deficentą, Device reikia spausti. Image, prižiūri vienas bananą. Bet ar bus informacija, kad 2 žaidėjai jau yra čia? Ajajajaj, SMF, Image, 1-1, AVP prieš AVP. Ajajaj, nepataiko dabar Image. Prašoko, viską ramiai girdi, bando defuzinti ir man atrodo toj prigaus. Ajajaj, vieną pataiko. Ajajaj, kai gražiai sužaidė dabar Image. Minusuoja, pastato galvą tiesiog Image, o tai yra Deficentui. Ir 8 raundo. 12% prieš 60, jeigu neklystu buvo. Bandė feikinti, dar ir antrą bandė, bet kitas šūvis iš Image sniperio, iš Latvijos pusės tiesiog geras. Tiesiog į galvą ir viskas. JJVP. Ką, dabar matysim, pusiau apsipirko pas mus Denver komanda, 2 MKs, 1 SK, 1 paprastą M4, A4. Ir 8 raundas. Jo, kai kabina MSL dabar. Galime žiūrėti, 4 apskritai paliko dabar Latvijai. Bet flushat matom. Tikrai neblogą damage jau gauna. 7-3%. Ir dabar jau dabaigė. Tiesiog MSL, nu ką jau čia, pareik čia, nušausiu tave. Ir ką, jau geresnė situacija Denmark, bet viską dar gali Latvijai pakeisti. Bet jie dar nežino, kad 3 žaidėjai be ginkliukų. Ir matysim, Easy. Nebloga pozicija dabar laiko. Yra flashas, padeda savo teammate'ui. Apa. Nu jis su MK vienas gali čia agresyviai sužaisti tiesiog. Ir dabar gesina prilidinas. Ojojo, Pim, ką daro Pimpas su savo digliuku? Ir matom, dėja, visgi 13 raundas keliauja pas Denmark. 13-8. Nu vat reikėtų 10 iš vis, puikiai atspėčiau kovos rezultatą. Du raundai iki match pointą būtent. Ir žiūrim vėlgi žemėlapį iš viršaus. Matom iš tikrųjų vėlgi ir tiek Latvijai, tiek
Denmark bando. Va čia spausti į bananą ir taip, va, pavyksta. Pavyksta 3 kilus net padaryti, jeigu raundas. Nu, čia 14-8, bet reikėtų 2 raundų. Prilidinas visgi minusu apimpa ir tom viskas pasibaigė. Nu ką, 14-8. Prelidina jau trolina. Are you seriously? Nu jo, gerą galvą ten pastatė iš tikrųjų. Nu ką, 15? Negi 15-8 jau bus. Oh no. Reikėtų 2 raundų. 10 prieš tokią komandą. Rinktinė tikrai norm. Fluša, to pačiu minusuoja devaisą. Ir ką, visgi situacija 3 prieš 4 ir čia mes ir, man atrodo, randa prie lydeną ir čia jau į nugarą tiesiog easy peasy. Nu, 8-15 ir su pinigėlis didelės problemos. Negi čia 16-8. No. Ping pong. Kitaip nikas, bet pimp. Tai kodėlgi nevadint pimpas? Gerai, bet devaisas minusuoja to pačiu flušat. Ir matom dar vieną kilą. Lukianas ir čia 16-8, manau. Prelidinas vėlgi su savo CZ tiesiog on fire. Ir čia ping-pongas mūsų deficentą minuso imidžio į prelidiną. Na ir kaip minėjau. 16-8, tikrai neblogas mačas. Bet dėja, neatspėjau kovykės rezultato. Nes galvoju, 16-10 sugebės. Bet buvo til raundų, kai galėjo paimti. Paimti tikrai galėjo. Nu ką, dėkui, kad žiūrėjote būtent Europos čempionatą. Danija prieš Latviją. Čia tik 3 mačas apskritai. Būtent su šito komanda, nes mes žiūrim su jumis Europos čempionatą tik Latvių komanda. Lietuviai iškrito. Na, o kitų komandų tiesiog nėra laiko žiūrėti. Aišku, jeigu būtų labai daugiau to laiko, tai taip, žiūrėtume. Galbūt visgi. Bet matot. Žiūrim tik Latvius, kaip jie žaidžia Europos čempionatą. Mūsų broliukai. Ir ką, kaip ir minėjau, tęsim giveaway būtent per GGVP. Per Twitch kanalą. Ir, kaip sakant, to nedidelė tokia pertraukėlė. 10 minučių plus minus 15 maksimum. Gerai, keliaujame į reklamą ir už 15 minučių susitiksim per Twitch'ą. Matot, upcoming events. Ir keliausim ten. More info ir galit click here. Ten paspaust. Tai va, nu ką. JJ, neblogas žaidimas. Nu ką, keliaujam tada. Ir tada susimatysim būtent per tą kanalą.